Generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai. Toyota Hilux – tikro medžiotojo automobilis. Mėsos meistrai – pagaminta žinovų. Kėbulų remontas, dažymas kameroje, transportavimas. Šiauliuose Vlado Navicko įmonėje paslaugos aukščiausios kokybės. Visos valymo paslaugos. Valumina. Patikimas partneris. Sveiki visi žiūrintys laidą Tauro ragas. Kviečiame visus pasilikti šį pusvalandį su mūsų laida ir mes jums tikrai neleisime nuobodžiauti. Na, o šiandien laidoje matysite. Ar Šimonių girioje briedžiai baigia suėsti mišką? Repelentus naudoti yra būtina. Norint iš tikrųjų spygliuočių medynus pervesti, kultūras pervesti į miško apaugus plotą. Nuo kovo 1 dienos įsigalioja naujas ginklų ir šaudmenų laikymo įstatymas. Gera žinia ta, kad medžiotojai, o svarbiausia jauni pradedantieji medžiotojai, tik išlaikę medžiotojo bilietą, gali iš karto įsigyti graižtvinį šautuvą. Ar paskutinis zuikis sumedžiotas Marijampolėje? Taigi, dabar keliausime į Kupiškį ir pasikalbėsime su miško specialistais, ką vis tik tai ėda mūsų žvėris. Pasakysiu taip paprastai, be repelentų mes jau dabar neįsivaizduojam savo darbą. Mes turbūt neišvestumėm į miško apaugusį plotą kultūrų, jeigu nenaudotumėm repelentų. Nes iš tikrųjų išdygo, nėra repelentų, tarkuoja viską. Tai toje vietoje iš tikrųjų reikia tą pasakyti aiškiai, repelentus naudoti yra būtina. Norint iš tikrųjų spygliuočių medynus pervesti, kultūras pervesti į miško apaugus plotą. Keletą būdų yra. Aišku, pats turbūt geriausias tai tvoros. Kai plotas visas apsistato, sakykime, apsitveria tvora ir tada iš tikrųjų tą plotą žvėris nepatenka, tada medeliai bujoja, jie yra neskabomi, nepažeidžiami ir iš tikrųjų tada tik tais, taip sakant, natūralios gamtinės sąlygos įtakoja jų augimą ir vystymąsi. Jeigu nėra apsaugos, sakykime, tokios grupinės kaip tvora, tai lieka individualios apsaugos priemonės, kurios vėlgi šiuo atveju pas mus spygliuočių medynuose taikomos, tai tepami repelentai. Kaip ir matyti, ant pušelės iš tikrųjų apsaugomas viršūninis ūglis nuo to, kad briedžiai, ypatingai žiemos laikotarpiu, mėgėjai paskanauti viršūniniais ūgliais. O mum yra svarbiausias iš tikrųjų viršūninis ūglis, tai ir pumpurai, iš kurio kitais metais vėl augs toliau medelis. Tai apsaugot būtent viršūninį ūglį. Tai patepus repelentų, ta medžiaga jinai yra briedžių neskani. Ir jis iš tikrųjų, jis vieną kartą galbūt yra atsikandęs, jis supranta, kad ir kitas vėlgi toks pats, jam neskanu ir jis tada iš tikrųjų šitų, sakykime, pateptų, jis nebenori kasti ir jie palieka sveiki, kaip ir matosi, iš tikrųjų viršūnė likusi sveika, bet matosi, kad jis jau šonus, sakykime, kurie neapsaugoti, jis jau vis tiek ragauja, jam yra skanu ir jis nori maitintis ir kanda. Kas matyti iš tikrųjų, kad briedžių tankumas yra pakankamai nemažas, matosi iš jau senesnių metų ūglių nuskabimo, visiškai faktiškai beveik nieko nebėra ir matosi visiškai nesenas, sakykime, kandimas. Tai būtent ir jau briedžių tankis yra pakankamai didelis, mes susidurėm su problemom. Kitais metais iš tikrųjų šitą viršūnę duos vėlgi, sakykime, išsikeros į apatinę šakas ir viršūnę. Tai tikėtina, kad mums reikės jau tepti ne tik viršūninį ūglį apsaugant, bet ir pirmųjų metų menturio ūglius irgi reikės apsaugoti, nes dar kitais metais gali vien iš vienų metų ūglių nebeužtekti medžiagų, kad pušis iš tikrųjų vystytųsi ir augtų toliau. Nes toks intensyvus nuskabimas ūglių jau veda prie to, kad gali tie medeliai ir principė nebeatsilaikyti ir žūti. O čia jau būtų iš tikrųjų labai blogai.
Repelentus naudojam ne tik pušiai, naudojam ir egliai, ypatingai kur yra stirnų didesnės populiacijos, tai naudojam eglę stebdami, eglių viršūnės nuo stirnų. Irgi labai veiksminga, labai gerai. O šiaip pagrindė, tai vis tik tais reikia pasakyti, kad geriausia, jeigu jau tokiam plote, tai vis tik tais turbūt būtų tvora, gera, vielinė tvora. Anksčiau statydavom medinės, žinot, jos trumpaamžės, bendrai paėmus 7-8 metai jos būna. Ir jeigu iš tikrųjų laiku nepastebėjus jos nepatvarkius, tai iš tikrųjų gali įsisukti briedžių šeimyną ar dar kas tai, ar elniai. Ir iš tikrųjų labai sėkmingai pašeimininkauti tame aptartam plotį ir tada ta tvora lyg ir netenka prasmės, net kadangi mes neapsaugom vis tiek. Tai dabar jau pereinama prie vielos tinklo tvorų, aišku, jinai brangesnė, bet po truputėlį priekį, jinai ilgamžiškesnė ir iš tikrųjų galbūt geriau atliktų savo funkcijas, nereikėtų gal tiek priežiūros. Vieną kartą sumokėjus brangiau, bet ateityje galbūt būtų lengviau tvarkytis būtent ir prižiūrėti tą tiesiog tvorą. Problema iš tikrųjų, apsaugant pušis nuo briedžių, tai yra vėlgi vis tiek labai svarbi tai, kad jeigu, tarkim, kultūros ar sakykime, tas medynas papuolė ant žvėrių migracijos tako, kur, sakykime, metai iš metų ten briedžiai migruoja, juda, tai turim tokių plotų, kur faktiškai vis tiek totaliai viską nugriaužia, nors ir yra patepta repelentų. Matyti jie praeidami nevalingai viską valgo. Šitas plotas tikrai prie šitų, prie tų pačių pavojingiausių nepriskiriamas. Manau, kad čia viskas bus normaliai. Bet vėlgi mes repelentus turėsim tepti dar kokius 5-6 metus, kol iš tikrųjų medis išauga į jau sakykime, briedžių nebepasiekiamą aukštį, o briedis, žinom, didelis žvėris, tai jis ir nusilenkia medį ir visaip. Tai mums dar reikės prie šitų medelių dar ne vieną kartą sugrįžti ir tepti, kad iš tikrųjų, kad galų gale kažkada turėtume didelės pušis, kaip kad šalia auga. Praeitais metais iš tikrųjų šitas medelis irgi buvo viršūninis ūglis. Buvo pažeistas briedžių jau nukastas. Iš tikrųjų šito toliau nebesivysto. Priežiūros darbininkai, kurie tepi repelentais, jau matydami, mūsų yra paaiškinta. Ateityje jau šitas matytais į viršų ir bus vedantis medis, aišku. Mes turėsim kreivumą, tai čia neišvengiama, bet jau, taip sakant, briedis savo darbą atliko. Jis jį pagadino. Tai ir dabar apsaugotas šitas ir tikėtina, kad, sakykime, šitas jau bus kaip vedantis stiebas ir eis aukštyn, nes jis neliestas. Yra sveikas, tvarkingas ir turėtų kitais metais vėl duoti savo ūglius, o šitas jau sužeistas, sužalotas, netgi jau ir paskutinių metų ūglių davimas buvo visiškai kažkoks tai keružio tipo, nieko nebegalima padaryti, o šitas kraštutinis dar tikėtina, taip sakant, duos savo ūglius ir tas medelis, nors ir biškį pakrypęs iš pat pradžių, bet vis tiek augs ir taip sakant, ir darės. Jaunam amžiui iš tikrųjų eglės stirnos labai mėgsta. Mes tą pastebėjom iš tikrųjų ir irgi anksčiau tikrai mes net nebuvom mąstę, kad reikėtų eglės čia tepti su repelentais, bet pamatė, kad stirnos irgi labai aktyviai darbuojasi prie eglučių jaunų ypatingai pasodinti. Tai mes tepam ir eglės. Mes kaip ir minėjom, tai tvoras mes anksčiau statėm medines. Bet tik tais bėda tokia, kad jos yra iš tikrųjų neilgamžės ir matosi labai gerai. Karts nuo karto vis reikia, sakykime, atsiranda vis daugiau tų palaikančių tokių atraminių kolų, kad ta tvora neišvirstų, nes kitaip, sakau, jeigu įsileisim žvėrį į vidų, į aptvarą, tai mes iš tikrųjų tą, sakykime, aptvertą plotą, tai jis padarys labai daug žalos, nes įėjęs kitą kartą gali labai sunkiai rasti išėjimą. Ir tada jis ten pašeimininkaus kaip turi būti ir tada tas mūsų darbas su ta tvora, jis per niek. Tai dabar jau, sakau, einama prie to, kad tvoros turėtų būti statomos būtent vielos tinklo, kad iš tikrųjų, kad ilgamžiškesnės. Va čia matos apačioj, kai būdavo anksčiau, tai apačioj tankindavom, kad ir stirnos galbūt nepralystų, o aukščiau jau didesnį tarpą daromi būdavo, kad jau, taip sakant, jau nebėra to pavojaus smulkesniam žvėreliui praeiti. Kad ir stirnos nepraeitų į vidų, nes jos stirnos eglėm pavojingos, tai ir tas dalykas, o kai yra vielos tinklas, tai paprastas, ten irgi vėlgi yra ir pinto įvairių, gali nupirkti su tankesnė apačia ir viršui su retesniam tarpais ir tada jokių problemų nėra, tik tais apjuose ir pasimai. Bendraujant su girininkijos darbuotojais teko girdėti tokį pasakojimus ir lyg ir matė, kad briedžiai atėję prie aptvaro, iš tikrųjų, jeigu jiem ten to, sakykime, aplinkų nėra
pašarinės bazės labai daug, tai netgi atsistoja krūtinė, muša tvorą, greuna, aišku, jeigu jinai yra greunama, jeigu jau yra biški, sakykime, ar papūvusi, kad galima jau išmušti. Šiaip mes matom, kad 5-7 metai ir kolai, taip sakant, nupūna, ta tvora jau darosi nebestabili, reikia paramstyti, reikia kažką daryti, tai keisti kolus, nes mums per 5-7 metus iš tikrųjų mes kitą kartą neužtenka, kad išeitų medžiai, išaugtų tiek, kad būtų nebepasiekiami briedžiams. Reikia vis tik ateiti dar pažiūrėti. Tos vienos, sakykime, to vieno laiko tarpo neužtenka, kad jau pastatei, jinai nupūvo ir gali nebesugalvos, tipo jinai darbą atliko. Ne, vis tik dar reikia ateit pasižiūrėti, kad jinai iš tikrųjų nebūtų per anksti išvirtusi ir tikėtina, kad tikrai reikės dar rimtai prie jos padirbėti, norint, kad jinai tikrai visą tą laiko tarpą atitarnautų taip, kaip priklauso. Vilniaus ginklų išskirtinis pasiūlymas savigynos priemonėms. Įsigyjant graižtvinį 6 mm revolverį Alfa, kuriam nereikia leidimo, Vilniaus ginklai, dėklai ir dėtuvio šovinių duoda nemokamai. Dėmesio, gauta nauja Graf medžioklinės aprangos siunta. Norime jums pristatyti naują, šiltą žieminį kvėpuojantį kostiumą, kuris yra sukurtas atsižvelgiant į daugumos medžiotojų poreikius. Kostiumas pasiūtas iš minkšto bei švelnaus audinio, kuris yra atsparus drėgmei, neperpučiamas vėjo ir nešiukšdantis. Apranga yra šiuolaikiška ir patogi dėvėti, net ir atšiauriomis klimato sąlygomis. Laukime apsilankant. Parduotuvė Sava sodyba, Tilžės gatvė 99, prie senojo viaduko prekiauja Štil, Viking ir kita sodo technika. Ne tik prekiauja, bet ir atlieka garantinį ir po garantinį remontą. Kiekvienam klientui bus taikomos geros nuolaidos. Sekantis žingsnis, aišku, eiti prie ištisinės vielos tinklo tvoros. Pasirenkant iš tikrųjų optimaliausią variantą dėl stulpelio, nes iš tikrųjų turint pinigų galbūt, aišku, geriausiai būtų gelžbetoninis ir taip toliau, bet čia jau prabanga. Šimonių girioj, aišku, ąžuolą irgi sudėtinga surasti, tai čia naudoti yra spygliuočių rąsteliai, kartys būtent tvoros pagrindui. O šiaip iš tikrųjų, tai bent jau jeigu yra galimybė, tai impregnuoti. Tada vėlgi rąstelis ilgiau stovės iš tikrųjų ir užtikrins tą tvoros stabilumą, kad būtent, kad žvėris neįeitų. Vėlgi, kaip ir užšnekėta, apačioje truputėlį patankintas vielos tinklas, viršuj platesnis, kadangi jau nėra to pavojaus ir čia sutvirtinta vėlgi nebereikalo tam, kadangi pati vielos tinklas, jis, liaunas ir taip toliau. Didelis žvėris eidamas, jis turbūt labai sėkmingai vėlgi galėtų lipti. Čia yra tam, kad iš tikrųjų šitas stabdytų briedį. Ir, sakykime, nebūtų to per prievartą mušimus, jis atsirems į šitą kartį ir faktiškai jau turėtų praeit noras lipti. Čia trukdys, jeigu vien tik šitas, jis matyt dar ir lipti. Nes ir jeigu taip ir nuo kelio žiūrint, tai tas vielos tinklas net nelabai ir matosi. Tai žvėris irgi eidams, jis kažin kaip jį ten sureaguos, bet jau šitas, tai jau jam iškart viskas stabdys ir jis jau tada nebeis į vidų. Tai va tai po truputėlį pereisim prie ištisinių. Tai iš principo dar viena iš apsaugos priemonių, tai yra individualios apsaugos priemonės. Tai būtent apsaugančios kamieną būtent nuo pažeidimų, nuo nuskabimų. Tai mes iš tikrųjų individualiom apsaugos priemonėm apsaugom ąžuoliukus. Kiek jau ąžuoliukų iš tikrųjų sodinam, tai faktiškai iki šio laiko iš tikrųjų statydom individualias apsaugos priemonės. Bet vėlgi, laikas bėgi priekį rodo, kad ąžuoliukas išlindęs iš tos apsaugos, kuri yra iki 1,30 m aukščio, jis toliau vėlgi tampa pažeidžiamas. Ir dabar iš principo, jeigu ateitų, tarkim, taip sakant, neypatingai draugiškai nusiteikęs žvėris, jis iš tikrųjų su malonumu čia nuskabytų šitą ąžuoliuką. Ir jam būtų irgi problemos iš tikrųjų. Tai mes, sakykime, mes tą apsaugą užtikriname iki tol, kol išauga ąžuoliukas iš apsaugos ir išlenda į viršų. Jeigu šoninis ūglis iš čia nuskabytų, tai man čia jokio pavojus nėra, šoniniai gali būti apskabomi, nieko čia tragiško. Svarbiausia, kad būtų neliečiamas viršutinis. Taigi, tas, sakykime, ta individuali apsaugos priemonė, jinai
tinka tik tais iki tol, kol išvedam mes ją į viršų. Toliau faktiškai vėl reikalinga kažkokia tai apsauga. Ir, sakykime, iš daugelis metų to darbo ir praktikos matosi, kad tos individualios apsaugos priemonės matyti irgi nueis į šoną. Vis tik tais bus taikomas ištisiniai ploto aptvirimai. Tvoros, kur tada jau ramiai, spakainiai galėsite medžiai augti ir be didelių pažeidimų. O čia dabar šituo atveju vėlgi reikėtų tepti repelentais. Ir lapuočiam yra repelentai tepami, kad viršūnė būtų saugota. Nes dabar jis yra pasiekiamas žvėries, čia be jokių problemų gali būti nukandžiotas, nulaužtas. Ir vėl mes neturėsim to medelio, taip sakant, ąžuolo, iš jo neišauginsim. Nuo kovo 1 dienos įsigalioja naujas ginklų ir šaudmenų laikymo įstatymas. Šį įstatymą prašome pakomentuoti vieną iš specialistų, Vilniaus ginklų direktorių Audrūną Krūminą. Gera žinia ta, kad medžiotojai, o svarbiausia jauni pradedantieji medžiotojai, tik išlaikę medžiotojo bilietą, gali iš karto įsigyti graižtvinį šautuvą. Anksčiau pradedantis medžiotojas 3 metus medžiodavo lygiavamzdžių šautuvų, o tik po to galėdavo įsigyti graižtvinį. Taigi visi medžiotojai, neturintys 3 metų stažo, galite pradėti rinktis savo patinkantį karabiną. Dar vienas pakeitimas tai, kad pasibaigus medžiokliai bus galima ramiai susėsti prie stalo, aptarti medžioklės rezultatus, o ginklą perduoti lydinčiajam asmeniui, turinčiam leidimą, kad šis pargabentų ginklą iki ginklo laikymo vietos. Blogesnės naujienos dėl dujinių pistoletų ir 6 mm kulkinių revolverių. Nuo kovo 1 dienos šiems ginklams įsigyti bus reikalingas leidimas, kurį išduos policijos komisariatai. Asmenys, kurie turi šios kategorijos ginklus, iki 2014 m. sausio 1 dienos privalės užregistruoti juos policijos įstaigose. Tad kas galvoja įsigyti savigynai dujinį pistoletą ar revolverį, prašome paskubėti ir tai padaryti, kol šiems ginklams nereikalingas leidimas, iki kovo 1 dienos. Na ir vykstame į Marijampolę, kur tikrai bus visiems įdomu pažiūrėti, kaip ten laksto zuikučiai. Marijampolės kraštą neoficialiai galime vadinti zuikių kraštu. Ir kur, jei ne į Marijampolę, važiuoti medžioti ilgaausio. Į medžioklę susirinko virš 20 drąsuolių, nepabūgusių visą dieną praleisti tarp pusnynų, išdrįsusi po gilias sniego pusnis pavaikyti kiškius. Storas sniego patalas užklojo laukus, zuikiams sunkumų nekelia. Lengvi kūneliai, eiklios kojos, be didelio vargo skriejo susistovėjusių sniego paviršiumi. Ko nepasakysi apie medžiotojus. Kiekvienais metais zuikių medžioklės mėgėjai laukia, kada pašals, kada pasnigs. Zuikių medžioklė tai visas ritualas. Reikia daug vaikščioti. Medžiojant katilu būtina kareiviška drausmė, susiklausymas.
Šios medžioklės įdomios, nes juose daug šūvių. O kai daug šūvių, smagu ir linksma. Nesveikingose kraštuose būna ir tokių medžioklių, kai nei vieno šūvio nepaleidė, bet tik ne Marijampolėje. Šiandien galimybę iššauti turėjo visi. Pasibaigus medžioklėjai, į aikštelę susirinkę medžiotojai Huberto kape suguldė porą eilių galvas padėjusių ir nelygioje kovoje kritusių kiškių. Dėkojame visiems, kurie dalyvauja Lukoil Baltijos paskelbtame konkurse. Taip pat dėkojame Lukoil Baltijos firmai, kuri prisideda prie gamtos išsaugojimą mūsų krašte. Na, o visi dabar matote ekrane klausimą ir 3 atsakymo variantus. Teisingą variantą prašome siųsti adresu, kurį matote ekrane. Na, o Lukoil Baltija, kaip visada, mėnesio gale įteiks nuolaidų kortelės. Na, o dabar laida Tauraragas norėtų paskelbti naują konkursėlį, nes mūsų kūrybinė grupė kuria naują projektą, tai yra naują laidą apie medžioklę. Visus žiūrinčius mūsų laidą prašome siųsti laidos pavadinimo variantus ir geriausiai tinkantis variantas bus apdovanotas šauniais prizais. Na, o dabar nei taukų jums, nei plaukų. Laidos rėmėjas Visos valymo paslaugos. Valumina. Patikimas partneris. Kėbulų remontas. Dažymas kameroje. Transportavimas. Šiauliuose Vlado Navicko įmonėje paslaugos aukščiausios kokybės. Generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai.